Ramučių gimnazijos mokiniai dar kartą padėkos Martynui Mažvydui. Padėkos už pirmąją lietuvišką knygą. Ačiū tau, Marčiau, kad 16 amžiuje lietuviška kalba iš šnekamosios virto rašytinė. Sveiki, broliai sesės. Labą dieną žiūrovė, o ypač labas, mielas jaunime. 2017 metai reformacijos metai, o pirmai lietuviškai knygai 470. Žinau, kad ši tema jums gali atrodyti per sudėtinga ir tikriausiai nuobodi, juk nuobodu viskas, kas seka. Štai kad ir mes manome, kad mūsų pasaulis pats svarbiausias, kiekvienas norime būti savarankiškas. Įdomu tik tai, kas vyksta čia ir dabar, o ne kas vyko prieš 470 metų. Kiekvienas iš mūsų norime būti jauni, gražūs, vertinti, o svarbiausia reikšmingi. Tai mums atsiveria plačios pasirinkimo galimybės. Tai mums skirtos naujos pažinimo paslaptys ir tai mums lemta pajusti tikrąją gyvenimo prasmę. Kaip sakė Justinas Marcinkevičius, ieškokim ryšio, prasmės ir tikslo. Mielas moksleivi, Martynas Mažvydas tikriausiai nėra tavo herojus, bet žinai, rimčiau pagalvojus, tai jis įdėjo žodį tavo lūpas. Taigi šiandien mes jam padėkosime kartu, jaunimas tu ir aš, kurie, kaip suaugę mano, vertina tik save. Ačiū tau, Marčiau! Kaip yra gaina, tuomet jis abidėjo, tuoj visus mokyti tada pradėjo. Ir iš nieko traukė vis dievopį žmonės šaukė dangų jis, sutiko švelniai kiekvienam žadėjo. Kai skendo kūnas mano dvasia kančioje, jaučiau savas bėdas nuolat, o tada ėjo padėti jis žmogų pakelti, vis kviesdamas aukštyn, dangų į Dievą kelią šviesdamas. O Dieve pilnas jis, mylumo gailestingas ir dar prie savo šono traukė jis nuo šėtono. Viduj mes aptekę visokiom kūno potėm ir bjaurastim, visokiom iš vieno einam su mirtim. Žiedų pastus nuolat virdamas ir dalindamas pakydė jau žaizdas, pastatydamas špitolę, svarydamas varguolis ir skirdamas mylėki ten šičia broliai, na gerai, kas jisai sakė, imkit ir skaitykit, broliai seserys tartis skaitydami išgysiu, gydo moko tavo dvasia, nepamiršto niekada, ar kas šita kalba yra, kuo kartu jis. Martynas Mažvydas, jo vardas Martynas Mažvydas, ir jis yra herojus Lietuvos, turi žinot, turi žinot. Martyno Mažvydo kilmė, kaip teigia tyrėjai, nuo švėkšnos jo motina bajorų giminės, tačiau beturčiai jo tėvai, beturčiai nerožė, išklotas gyvenimas tikrai. Mažvydas jaunystėje mokėsi dirbo Vilniuje, persekiojamas buvo už reformaciją, pats sakė, dėl to, kad teko kalėti mažė lietuviai pasirašydavo pirmasis kankinys. 1546 metais jis atvyko karaliauti studijuoti mokslų ir baigė. Tai senas ir tik to manykit, senas ir tik jūs įsiklausykit vietoj aštuonių, kas toliau, kas po 46 metų sekė. 1500 užbaigit šitą datą, tai štai kaip yra parašyta knyga.
širdis ir delno, jo gerumu prisidengėt nuogypę, ant juodos numo kultą pasiklojot. Oliausia atiduota nam, pamiršau, aš turėjau ateiti čia, privalau prakalbinti jų sielą, suteikti amžinybei balsą tai žemei, tai Lietuvai. Tai aš jos liežuvis, kur šaukia istorijos tamsiai vėjai, aš čionai. Mano meilė, malda ir tikėjimas mano, o Dievo tangai. Lietuva. Martynas Mažvydas. Jūs ten Lietuvoje po 100 paralių. Ar dar yra kas gyvas? Aš gyva. O aš girdėjau, kad Lietuvoje pirmas katekizmą parašė Mikalojus Daukša, o ne Martynas Mažvydas. Na žiūrėkit, iš dalies lyg ir teisi. Mažvydas parašė pirmas katekizmą būdamas Prūsijoje, o Daukša parašė pirmas būdamas Lietuvoje. Suprantat, abi knygos yra lietuviškos, bet kaip ir nugali Mažvydas, kuris parašė knygą 48 metais anksčiau. Tai kaip suprantu, Mažvydas pirmųjų lietuviškų knygų kūrėjas. O Daukša lyg mūsų Homeras ir įkvėpėjas? Įkvėpėjas ar vertėjas, o gal vis tik Mažvydo pasekėjas? Martynas Mažvydas sukūrė lietuvišką knygą, o Daukša girdėjai kūrė Lietuvos valstybę. Lietuvos valstybė išvijo Mažvydą dėl liuteronybės. O Daukša savo katekizmą skyrė katalikybei. Gal todėl tik dėl jos tu šiandien meldiesi katalikų bažnyčioje? Ponai ir ponios, dvikova. Tata šiandien, laikas dabar. Ar jūs pasiruošę? Tai dvi knygos mano rankose ponai, dviejų katekizmų matosi šonai, viena Mažvydo, kita Daukšos. Kurie Lietuvoje nešė daugiau naudos? Jis humanistinių idėjų švyturys ir dar katalikiško kultūros šviesulys. Jis kovojo dėl galvos gimtosios, padėjo rašti Lietuvos didžiosios. Kad Mažvydo tikslas nebuvo Lietuvai rašyti. Knygą dedikavo ne Prūsijos karalystei, o tikrai savo Lietuvai tėvynei. Ei, jūs visi rami. Dvikova žaidimas, baikit pagaliau. Mano planas visiškai kitoks. Raskit panašumus, siekite taikos. Gerbiamasis, klausykitės įdėmiai. Antrą kartą tikrai nekartosiu. Martynas Mažvydas parašė katekizmą. Jis, kaip žinia, ir Daukšos parašytas. Saugomas universitete Vilniaus jis. Mūsiškė egzempliorius ten pat, na ir. Jūs užmiršot, kad tai tik Daukšos vertimas, o šlovė jam ten kitas darbas postilės. Kreipės jis į malonųjį skaitytoją, ketina tuos, kurie užmiršta tautos vertybės. Ne žemės galvumu, ne drabužių skiršukumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir piglių tvirtumu gyvuoja tautos, o išlaikydamas ir vartodamas savo kalbą. Niekaip nepavyks mums čia sutarti. Svarbiausia rezultatas, kas man pritars. Aš čia katalikas ar liuteronas nesvarbu. Jie pastatė lietuvių kalbos pastolius. Aš skaitau, lyginčiu kiekvieną sykį. Ir pirmąją, ir skaitykę. Klausykę. Ir pirmąją, ir skaitykę. Imsiu ir paskaitysiu. Įsipatoginkim, tik atsisėskit visi. Atsisėdat? Klausykit, norėjau jūsų paklausti. Kada nors vartėt katekizmą? Ne? O
O aš varčiau ir dar šį rytą. Žiūrėkit, yra sukurta tokia nauja programėlė. Kaip žaidimas, kaip nežaidimas. Na, žodžiu, atsisiųskit, žinau, ką šiandien veiksim. Atsisiuntėt visi? Bet žiūrėkit, norint atidaryti, reikia įvesti slaptažodį. O žinot, koks slaptažodis? Katekizmo pilnas pavadinimas. Rašom. Katechizmuso, prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės, dėl krikščionystės, bei dėl bernelių jaunų, naujai suguldytus. Karaliaučiui 8 dieną, mėnesės sausio, metų užgimimo Dievo. Dabar skaičiais. 1540. Tai jūs baigėt. 1547 metai. Tada, kai buvo parašytas katekizmas. Soli Deo Glorija. Arba kitaip garbė vieninteliam Dievui. Va, matot, jau leidžia atverst pirmą puslapį. Va, visiems leido. Parašyta. Didžiajai Lietuvos kunigaikštystei. O kas toliau? Reikia perskaityti eilėraštį. Kas norit paskaityti? Nu, Agne, paskaityti. Kad taip nori. Agne, žiūrėk, dar ne viskas. Reikalingas tam tikras muzikinis fonas. Tai sukurkit ką nors. Dainuosim Martyno Mažvydo gyvenimą, kas turės pašlovintą. Gyvenimą, kas turės pašlovintą, kiekvienos gavinės. Didžiajai Lietuvos kunigaikštystei. Beklausykit, mus neprasiverti, nes puslapis. Tai man čia kiekvieną minutę reikia perskaityti, kaip aš galiu nemokai. Dainuosim su stiebeniu jūrų. Vieną kartą. Didžiajai Lietuvos kunigaikštystei. Bet žiūrėkit, ir vėl mums puslapis neprasiverti. Su raide M. Raide M. Didžiajai Lietuvos kunigaikštystei. Beklausykit, ir vėl mums puslapis neprasiverti. Jaunimas, Alio. Paklausykit šito. Pabandyk dabar paskaityti. Didžiajai Lietuvos kunigaikštystei. Laimingoji tėvynė didžių valdovų garsinga Lietuva. Dievo žodžius gryno priimti širdim, kad kai duosi teisme aukštajam apyskaitą savo, neprispausi tavęs pyktis teisėjo baisaus. Puslapis. Žiūrėkit, kitas klausimas. Atsakyti teisingai, atsivers kitas puslapis. Kiek yra išlikusių katekizmo egzempliorių? Dar vienas klausimas. Kur galima rasti Mažvydo knygas?
Kas nežino, Lenkijoje ir Lietuvoje, Vilniaus universitete, girdi kaip verčias puslapis. Ir čia 2 knygas turiu, kurias radau Ramučių gimnazijos bibliotekoje. Žiūrėkit, programėlė kaip tik užuomina. Rasi knygoje pratarmę Lietuvos bažnyčių ganytojams ir tarnams malonė ir ramybė. Atsivers dar vienas puslapis. Turi knygas puolai ieškoti. Šioje knygoje jūs rasite Mažvydo žodžius, kad knygos turi būti prieinamos visiems, ne vien kunigam. Kad neteisinga manyti, jog prisilietimas paprastų žmonių prie knygų yra tarsi koks šventenybių sutepimas. Tačiau ši neteisybė yra nepakenčiama. Sakyk, ar gali būti kas neteisingiau, kaip pastumti liaudį nuo visiems priklausomų šventenybių? Atidarė špitolę, tai ir traukė. Visokie svieto perėjimai, bagis, aspranto karas. Skirtingai viską matė Mažvydas ir jo žmona Benigna. Ubagynas, o ne klebonija. Badu nemirštam. Bet ir netunkam. Gėda būti vienam, sočiam arba laimingam. Norėčiau jums šį vietą paaiškinti. Kai Mažvydas atvyko dirbti į Ragainį, jis rado ankstesnio, mirusio klebonų didelę šeimą. Žmoną su 5 dukterimis ir 4 sūnumis. Kai jo mamą pakirto maras, Martynas ją vedė ir iki gyvenimo pabaigos globojo jos brolius ir seseris. Yra išlikus net 15 laiškų, rašytų Mažvydo kunigaikščiui Albrechtui, kuriuose buvo prašoma jo malonės. Gyvenimas tikrai nebuvo rožėm klotas. Ir akimirką užplūsta, žodžiai vyra ir nieko nepasiekia, yra kančia ir nematau pabaigos. Ir kaip atstumti reikia tuos baisumus, akimirkom kaip taip sunku, tiesiog jaučiu plaukiu per žemę. Aš yra sunku, įveikti šoktais ir jam tuo sunkumu. Geriau jaučiuos geriau, bet kam tai aš prisakau, kam visą tai ką, bespalis gyvenimas tas, ranka nekyla, žirgo neįkaltas, tamsoj mano gelžinau medžiu. O viešpatie aš kaltas atleis. Matysi vaikštantį, kalbant su savim, mąsto garsys praeitį. Jei nebūtų tai, kas jiems suteiks šilumos širdį. Kas tau visko įpratau per keliai. Žilėjo plaukai, jis rašo dažnai, nužemintai maldaudamas jam laišką. Nuopėdinių manęs pabūsiu. Jūsų Jau žiema čia pat už vartų, ir nėra kaip apsaugot Benignos, kam rizikuot jos sveikata, ir kaip reikės įveikt, šalčius skylų neturiu, tik sugrįžęs, jūs kreipiuos mano netasai. Aš nežinau, į ką galėčiau kreiptis, net Dievo nepažįstu, kunigaikšti, turiu vilties, nuolankiai prašau, į drabužius man duotų.
pastoribus et ministris ecclesis arum in Lituania gratam es pacem. Puslapis! Jūs matėte gyvenimo vaizdelį, tikrovės gabalėlį meilės sceną. Manau, kad ją supratot. Mums belieka tik vieną kitą žodį be pridėti. Va. Tik pasakiau žodį be pridėti ir sulindot į telefonus. Šitą abėcėlę mokat gerai, o Mažvydo. Užduotis 5. Išmokite Martyno Mažvydo abėcėlę ir iš raidžių A, V, T, L, I, E, U sudėkite žodį. Na ką, pabandykim. Maestro muzika. Skaitytinių yra 23. Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti. O darysim labai paprastai. Aš pasakau raidę, o jūs visi ją atkartojat. Aišku, skenuosim ir sakysim taip, kaip darė Mažvydas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M. O dabar greičiau. M, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y. Na, kad jau raidės išmokot pavadinti, pradėsim skevenuoti. Balsinės pridami prie kiekvienos balsinės. Balsinės pirms ant balsinių, balsinės tarp dviejų ant balsinių. Na ir taip toliau ir panašiai. Skevenuosim tai, kaip skevenavo Mažvydas. Pabandom. B, A, pus, A, B, E, pus, B. I, bus, bi, T, O, bus, bo, šaunuoliai. Atekipo, 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 al-ekipo. O dabar balsinė tarp dviejų sambalsinių. Patekipo, pats, pets. O dabar balsinė prieš visam balsinės. Įdomiai skambės. Ta, te, ti, to, tu. Ra, re, pri, ro, bru. O dabar taip, lyg joktumėmės. Tekiko, kutra, trekli, ro, bru. Reikite čia. Pamėginsim sudėti pirmąjį žodį. Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų pajusit medaus ir kraujo skonį. Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant, užuosit šieno ir liepynų kvapą. Regėsit baubo debesio šešėlį per lauką veikiant. L-lie. Bus lie. T-u. Bus tu. B-a. Bus fan. Argi. Kartokit ir klausykit. L-ie. Bus lie. T-u. Bus šaunuolė. T-a. Bus argi. Lie. To. Ar pajutot medaus ir kraujo skonį? Ar išgirdot volungę prieš lietų šaukiant? Ar užuodėt šieno ir liepynų kvapą? Regėjo baubo debesio šešėlį per lauką veikiant.
žinai, mane ketina siųsti į Karaliaučių. Kad ten pasimokęs po kiek laiko grįžčiau atgal į Lietuvą ir Mažvydą pakeiščiau. Bet aš dabar galvoju, tai ko man tada grįžti atgal į tą Lietuvą? Ką? Kad baudžiaunininkus ir mėgas lopyčiau, kad šunotės įtėpčiau, kad tuos vaikus abėcėlės mokinčiau. Klausyk, o gal man visai pasiduoti į Lietuvą, tai bent pakunigaučiau. Tokių kaip tu ten pilna, geriau aš eisiu. Ne, tu sėdėk, tu pasaulyje esi matęs Lietuvoje gyvenęs, kaip panelės ten. Kaip ir visur? Sukalbamesnės, gražesnės, mielesnės. Žinai, pas mus čia nėra lengva. Žiūrėk, čia yra Gerda. Jo tėvas kultūrininkas Grosas, tu jį pažįsti. Vieni drabučiai, o ypač kai juokės, viskas krūta. Žinai, girdėjau, jo Karaliaučiuje yra labai daug smuklių. Ir ten sakoma, jo panelės pačios tau ant kelių atsisėda, jeigu gražiai su jomis pakalbė. Žinot, Justinas Marcinkevičius teisingai sakė. Girtavimas, godumas, aplaidumas susuko lizdą Dievo namuose. Ir ant altoriaus koja susikėlė paleistuvavimas. Vagysčių maras į vieną duobę guldomus visus, o kaip iškelsi sudraudžiantį pirštą jai rankos užimtos. Kelintame lygyje tu vidai? Aš jau 3 metu. Aš dar tik 2. Klausyk, o ką tu apie Dievą žinai? Apie Dievą? Žinau, kad jis yra. O, tai jau šis tas. Kada? Dar žinau, kad jis yra pradžia ir pabaiga. Kad viską regi. Viską? Viską. Kad myli žmonės. O tai apie žmogų ką žinai? Apie žmogų? Apie žmogų. Žinau, kad jis mirtingas. Bet atsimink, kad kūnas jo mirtingas, o dvasia jo nemirtinga. Ir viskas? Viskas? Tai tu apie žmogų žinai mažiau nei apie Dievą? Žinoma, juk Dievas yra šviesybė, džiaugsmas, laimė, meilė. Dievas yra viskas. Matai, jis yra visur, dangui ir žemėj. Jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusvyruočiau. O tai kodėl svyruoji? Žinau kodėl, nes svarbiausia nežinai, kad nelaimingas žmogus yra, todėl ir vertas meilės, supranti? Ir Mažvydas suprato. Katekizmas paremtas meilė. Meilė Dievui ir žmogui. Jaunimas, atsibūskit, paskutinė užduotis. Visi? Norint atversti kitą puslapį, reikia kuo greičiau surasti internete 10 Mažvydo knygoje surašytų Dievo įsakymų. Kas greitesnis? Neturėkite kito Dievo prie manęs. Neimki vardo pono Dievo talona krosnai. Atminkite dieną šventą švęstuvį. Čia stavokit tėvą ir motiną savo, jei nori ilgai ant žemės būti. Kas toliau? Kas toliau? Ko sustojot? Kas toliau? Ar galėjo būti kas blogiau? Telefonai išsikrovė. Taip. Mes labai priklausomi nuo technologijų. Nes mes skaitmeninė karta. Mūsų pasaulis kompiuterizuotas ir mes esame Z kartos vaikai. Deja, mūsų knyga dažniausiai būna kūro. Taip, mūsų kitokios vertybės, kitoks mąstymas, kitaip mes dirbam ir mokomės, tačiau mes nesam nei blogesni, nei geresni už jūs. Mes tiesiog kitokie. Ir mes, kaip ir jūs, esam atviri.
kūrybingi, tolerantiški ir mes gerbėme autoritetus. Ačiū tau, mokytojau, kad laikai knygą ir tiesėje kaip duona kita. Ačiū tau, Marčiau, kad davei pradžią žodžią. Šiandien susirinkom aplink tavo knygą. Ir nors tik nedaugelis ją matė, bet visi tiki, kad ji yra. Ji turi būti, nes be jos nebūtų ir Lietuvos. Mažvydas ateina iš lietuvių kalbos ir kreipiasi į jūs, broliai, seserys, lyg sėdėtų kartu. Mažvydas mūsų įpareigoja sakydamas, kad žodžio tarnyba išliktų ir mūsų kalba persiduotų būsimoms kartoms. Pasakyta amžiams, žodžio tarnyba. Ir iš šios tarnybos Mažvydas nėra ne vieno mūsų atleidęs. Ačiū! Broliai, sesės, imkit mane ir skaitykit. Tada įskaitydami permanykit. Mokslo viso šito tėvai trokšdavo turėti. Ar Lietuva negalėjo nei vienu būdu gal? Regėti to, norėjo savo akimis, taip išgirsti savo ausimis. Jaunuko tėvai niekada neregėjo, nu šitai vis jūsų atėjo. Visi kiti dabokite žmonės visų šitai. Eik jūsų žodis dangaus karalystė. Maloniai su džiaugsmu tą žodį priimkė, o jūsų kisų šeimyną mokykė. Sūnus, dukas, jūsų tu, visą širdį tu mokėk. Jei broliai seserys tu žodžius nepapysi, tai tėvą savo mylų padarysi. Ir pašlovinti Dievo būsit, visuosų daiktuosų palaimę turėsit. Šituo mokslu Dievu tikrai pažįsit ir dangaus karalystė prisiartina. Neužtrukę, brolis seseris mane skaityti. Jei pagal valios Dievo norit gyventi, tikra šventą giesmę nori giedoti, o ne mokytis savo turtuvė. Norintis pervestai, tu, norintis pervestai, tu, suprasti nušviesi, pagirsi kaip antrarėstai, tu, norintis pervestai, tu, norintis pervestai, tu, suprasti nušviesi, pagirsi kaip antrarėstai, tu, knyga, tu. Ir tai prieks, tavęs mane laikykė, tik niekada manęs nuo jūsų nekmesti. Jeigu šeimoksodas atmes, Parašyk, kolegas, skaityk knygą, tu. Valstybės senasias nuo jūsų šalin atvarysit, jei tą mažą krikščionų mostą mokėsit ir pagal jį jūs patys save redysit. Skaityk knygą, tu. Tasai Dievas dangų, žemė žodžiu vienas suvėrė, šio putom žmonės ir visus darbus padarė. Tas į kožnam žmogui vienas gal padėt, skaityk knygą. šitą mokslą visi linksmai priimkė. Tas mokslas turtais jūs išmokyti, kaip Dievą turit pažinti, priektam ir garbinti. Tas mokslas rodo Dievo kelias į maldą. Mūsų išganytojus Jėzus Kristus, tas sūnų ir tėvas tikrai jūs pažįstų, kaip jie šitą mokslą gerai mokėsit ir permanys. Aš žinau ir tada galėsiu sakyti, jog 100 žmonių negalėčiau vieno atrasti kurstai. Vieną žodį Dievo prisakymą mokėtų ir moterius bendru žodžiu atmintų. Dievo prisakymo aš niekada negirdėjau, nei straipsnių vienas krikščionis skaičiau, o aš jų nei iki 10 metų nebuvau.
Taip ir nori sėti savo kimtek, nugirsti savausiu. Jau nuo tėvo niekad neveizėk, nuo šitą vis jūsų ateik. Skaitykite ir duokite rankas kiek paiko, kaip žemaičio, taip ir lietuvininko. Radinkė žmonės to trumpo mokslo išmokti, bet kurio platesnis mokslas negali stovėti. Manai, mums reikia ir permanykė, mokslas toks jūsų žmonių iškirsti. Tu šiandien mokyti norės turėti, kuris imigrantas tėvė redyti. Visai nenorėtų to mokslo žinot, tas antušimas intensybės atarimu. Padarys žmonės manęs prisartikit ir mano šventą mokslą įveikti. Platesnio mokslo kiek šiandien laukia,